Klausau. Labą vakarą. Labą. Ar su panaičiu Aurimu kalbu? Taip. Aurimai, čia tu tas pats, ar ne? Berniukas, kuris savaitgalį buvo iššokiusi. Kokius iššokius? Nu, aš nežinau, kokiuose šokiuose. Aš jau nebe tas amžius, žinai, kad galėčiau dabar sakyti, kokią muziką leidžia ir kas ten ką veikia. O, žinau, kaip nebuvo, aš tikrai iššokius. Aurimai, klausyk, dabar yra vienas toks labai negražus reikalas, kurį man reikia su tavimi išsiaiškinti. Mano dukra minėjo, kad tu ir jos draugės, žodžiu, nuveši į šokius ir perveši namo. Taip. Gavosi toks reikalas nemalonus, kad mano mergaitė visų pirma grįžo ne tai, kad nelaiku, bet kaip aš šiandien supratau ir sužinojau, kad ji grįžo peškom 3 kilometrus žiemą, kai už lango -15 ir kai velniai žino, kas galėjo nutikti. Jos manęs neprašė parvežti. Aurimai, klausyk. Tu esi vyras, 19 metų. Turi mašiną. Tu jas nuvežiai. Ar tau neužtenka proto pasirūpinti mergaitėmis, ką? Tai užtenka. Tai tu man pasakyk, kodėl tu jų nepervežiai namo, ką? Tai aš buvau užsiėmęs. Užsiėmęs, mat, buvai. Nu, nelaiku, gal atsitiko taip ir taip išėjo. Tikrai nepykit. Tu jas nuvežti gali, ar ne? Nuveži. Ir kai sužinai, kai jos tau neduos, ar kažką jos netai padarė, tu jas... Žinokit, ne toks žmogus, kad to reikalaučiau iš panėlių. Tikrai ne, baikit. Aurimo, aš ne vieno žodžio tavim netikiu, žinau. Mano dukra grįžo visa išsigandusi, ne tik kad sušalusi. Bet tu džiaugės, kad niekas jom nenutiko. Džiaugės, kad nesustojo kokia kita mašina ir jas neįsisodino. Nes jeigu būtų bent nuo jos plaukelis bent nukritęs, žinau, aš su tavim dabar telefonu nekalbėčiau. Suprantu. Ar tu norėtum, kad aš tave nuvežčiau 15 km už miestelio ir kad peškom, ne tik kad be batų, bet ir be kelnių, pereitum į savo namus? Aš klausiu tavęs, Aurimai. Ne, aš tai raščiau, kol grįžt, man tai čia ne problema. Matai, koks tu šaunuolis. Ir daugiau niekada, supratai? Niekada net važiuosi pas mus į namus ir niekada... Ne, aš tai nevažiuočiau. Nevažiuotum, ar ne? Ne, o ko man? O ko man? Kai neduoda, tai ir nereikia daugiau važiuoti, ar ne? Na, aš ne toks žmogus, kad to prašyčiau, man tai... Tai kam tu jas vežiai tada? Nu, tai manęs, gal kita draugė paprašė, galėčiau nuvežti, sakau, gerai, nuvešiu, be problemų. Aš iš visų jūsų dukra nebendrauju. O tu žinai, apie kokią mes dukterį kalbam? Nu. Tai aš klausiu. Aš Astą parvežiau. O Edita su ta kaip jūs. Nežinau, net vardų jūsų. Tai kodėl Asta pervežė ir kitų dviejų, ne? Užtat, kad su Asta bendrauju, manit. O su jom nebendrauju, ką aš žinau, aš jų nemačiau. Nuvežt gali, o jau pervežt, tai po vietos nebėra, ar ne? Tai aš vienas buvau. Nu tai vat, vienas buvai, nu tai dar 3 vietos gali. Nu tai suprantu. Aurimai, kažką tu čia mali man. Dabar bandai kažką tu man pasakyti, aš nesuprantu. Ne, žinokit, nieko aš neturiu, nieko prieš. Nieko, aš turiu daug ką prieš. Aš labai esu supykęs ant tavęs. Nes mano laikais mes su arkliais nuvažiuodavom šokius ir perveždavom mergaitės. O dabar turi mašiną. Esi 19 metų pacanas. Ne tik kad durnas, bet dar ir turbūt šiaip kažkoks keistas. Ir negali pervežti nepilnamečių mergaičių. Aš nesuprantu. Tu turi protą ar neturi? Ar kas tau galvoja iš viso rūpi? Man atsakyk, ką? Neturiu ką aš pasakyti. Neturi ką tau pasakyti, ar ne? O aš žinai ką, turiu tau ką pasakyti. Klausai manęs? Aišku, kad klausau. Zip FM. Pakartot? Ne, nereikia. Aurimai, tau skambina radio stotis Zip FM, čia radistas Jonas. Nu, tai gerai. Tai gerai dabar, ar ne? Nu. Tai susiparinai, ar kas čia, ar supykai ant manęs, ką aš tau paskambinau? Ne. Ar verkitų, kas tau yra? Ko aš galiu čia verkti? Nu, aš nežinau, iš tavo balsų taip kažkaip įdomyčiau. Ne. Ar rūkai cigaretę? Jo, rūkau, 2. 2. Aš tai, žinok, nesigilinu, kodėl tu nepervežiai ar pervežiai, tiesiog
tavo draugai užregistravo. Ai, tai yra draugė. Nu, tai gerai, jeigu registruoju dar daugiau. Ojojoj, kokie mes pasipūtę dabar. Įsižeidę. Tokį tai tikrai nuvešiu 5 km ir su pliku pimpaliuku paleiščiau, tegu pasilakstytų.